Sveiki, formulės mylėtojai. Sveiki, sveiki. Šiandien mes esame Baltojo Katino svetainėje. Buvo senai tokia laida. Apie Katiną šis ta laida buvo. Nebeatsimenu. Atsimenu, kad teko ten padalyvauti kažkada. Rimtai? Jo. O tai ką tu ten veikiai? Nežinau, archyvose gal nebėra, reiktų pasižiūrėti, ką aš ten veikiau. Nu, ten jie daug kviesdavosi, mane ten kvietėsi. Baltojo Katinas. Ne tai, kad kvietėsi, bet... O tai apie ką ta laida iš vis yra? Apie viską ten jie reklamuodavo tam tikrus matyti dalykus, tai kas norėdavo pasireklamuoti, kaip ir natūralu, vienaip ar kitaip patenka į tą laidą. Nu ir tada jie ten vysto siužetą. Ir tu tam siužete dalyvavai. Nu neblogai aš tau sakyčiau, įžymybė. Kodėl turėtų kažkaip dividendai grįžti iš tavo Baltojo Katino šlovės dienų, bet mes dabar esam kinų valdžioje, Balta panda. Pandos valdžioje, nes mes ką tik baigėm kinų Grand Prix, Kinijos Grand Prix. Ir darome tokią mažą apžvalgėlę. Tai galime per daug ir nesijaudindami, gal pradžiai prieš šokdami prie rezultatų, tai tavo nuotaika įdomios, ne? Buvo labai įdomios, Verstappenas, kaip ir niekur vėlgi nesuklydo, bet visur kitur buvo labai įdomios. Tokios neleido nurimti, šiokio tokio avarijų incidentų buvo, kas tikrai makalavo tą košę į vieną, į kitą pusę, tai 3 net nebaigė, tai tikrai buvo įdomu stebėti lenktynės, plus dar sprintas buvo, tik sprintą mes aišku, kai nežiūrėjom kartu, nestebėjom, tai tik pakomentavom rezultatus, bet visas tas... Bus aišku pasižiūrėti, sprinte vėl Red Bulliai daug taškų surinko, tai bus įdomu pasižiūrėti sudėjus sprinto rezultatus ir Grand Prix rezultatus, pasižiūrėti. Taip, patį tą komandų išsidėstymą. Tikrai taip. Šitą buvo įdomu žiūrėti, mes bandėm naujoves daryti techninės per transliaciją, galite pažiūrėti pirmąjį kažkur trečdalį. Paskui nulūžo naujovė, bet pasižiūrėkit, buvom idėją, pasakykit, ar jums patiko, ar jūs viso žiūrit, vizualiai. Kad žiūrit vizualiai, pasakysit, ar jums tiko ar ne, ar geriau mūsų ne tik galvas, bet ir pilnus kūnus matyti. Va, būtent. Tai kita dar naujovė bus dar kitokia. Bet, tai tas dalinai pavyko, dalinai ne, bet kitą kartą žiūrėsim, kaip mums pavyks toliau, bet dabar važiuokime tada į rezultatus. Verstappenas pirmas, bet be greičiausio rato. Tai kaip ir įprasta, kaip ir neįprasta, greičiausią ratą paėmė kitas žmogus. Būtent kas? Būtent buvo Alonso. Tai kai užsidėjo, jis iš 5 vietos softus pasikeitė į mediumus su šviežiom padangom ir iš 12 pavarė iki 7. Tai va, atėmė iš Verstappeno, kuris pirmas. Favorytojas buvo to pačiu Lando Norrisas, dienos vairuotojas buvo balsuota, pradėjo 4 ir baigė 2. Netgi tai Red Bull be jokių didesnių problemų atlaikė Sergio Perezo, kuris atvažiavo 3. 3 vieta nėra nei blogai, nei labai gerai Sergio Perezui. Ferrari demonstravo, tokia pakankamai racionalią formą, 4. 5, bet šiuo metu matosi, kad McLarenai visą laiką gali ir įkanda Ferrari. Netgi aplenkė, jau Lando Norrisas sakė, aš jau galvojau, kad mes atsiliksim nuo Ferrari ir Red Bulliai kalbėjo, kad Ferrari bus pirmiausias konkurentas, bet buvo vis tik Lando Norrisas, McLaren pilotas. George'as Russellas atvažiavo 6. Pakankamai nustebino 6 vieta Mersu. Iš kitos pusės nustebino gerąją prasme, nes jau jie ne kažką. Tai nustebino gerąją prasme. Aišku, Hamiltonas buvo tik 18 startavo, taip, kai kalbėsim, tai... Prieisim ir prie Hamiltono, bet šiaip Russellas taip gana anonimiškai važiavo, mes apie jį daug kažkaip šį kartą nešnekėjom, bet jis stabiliai. Tikrai Mercedesai gali būti patenkinti būtent Russello pasirodymu. Alonso 7. Šitas gali būti geriau. Fernandas, jisai ten varė aukštyn žemyn. Šaunuolis visą savaitgalį man jis patiko, reiškia, kaip jis kovojo sprinte, aišku, paskui iškrito, bet jis laikė 3 vietą. Ir kvalifikavosi prieš Grand Prix 3, vienu žodžiu, paskui 5 buvo, po to krito į 12, softus matė, kad neišlaikys komandą, pakvietė ir nuo 12 atsikapojo į 7 su greičiausiu ratu. Toks ispaniškas chaosas buvo, nes jis tai su softais tada ilgai važiavo, kaip sakyčiau, amerikietiški kalneliai, bet ispaniški kalneliai, sakyčiau, buvo. Ispaniški kalneliai.
Tai jis gale. Būtų jaunesnis, sakyčiau, kai jaunesnis, tai nuotaikų kaita buvo, bet jis jau 42 metų. Tai jau pensininkas visiškai. Oskaras Piastri, 8 turėjo su bolidu problemų kažkurioje vietoje patyręs. Antrasis McLaren pilotas. Ir atrodo, kad pagal McLaren lygį nuvažiavo mažiau, bet turėjo lyg ir bolido žalos. Tai tikriausiai tas darė įtaką, kad jis važiavo tik 8. Hamiltonas, apie kurį sakėm ir pašnekėsim, 9, o pradėjo 18. Taip, teisingai pamenu. Tai su Mercedes bolidu atvažiuoti iš 18 į 9, tai tikrai vienas iš pretendentų dienos vairuotojo titului, bet vis dėlto gal Norrisas didesnį tokį pasiekimą. Norrisas dėl to, kad Red Bull antras buvo, o Hamiltonas dėja tik 9. Anksčiau sakytumėm 9 vietą, atsimeni, kaip Hamiltonas važiuodavo savo čempioniškais laikais, kaip važiuodavo visus kaip prostovinčius. Taip. Tai dabar sakai... Kaip dabar Verstappenas. Jo, tai anksčiau sakytumėm, jie kaip blogai, o dabar su šio laikiniu, jau dabartiniu savo bolidu, tai mes sakom, čia geras pasiekimas. 9 apskritai netgi Mercedesui nėra gerai, bet faktas, kad jis iš 18 į 9. Ir dar apie tai, kad jis pradėjo su softais, po to su mediumais, po to su hardais ir su softais, kai pradėjo, jis nieko nekilo aukštyn, tai jis komandai sakė, duokit normalias padangas, su mediumais irgi kažko nerodė. Ir kai galų gale uždėjo hardus jau, tai tada jis pajudėjo pakankamai gerai. Toliau, gerų naujienų yra Nico Hülkenbergas atneša pusiau lietuvis mūsų. Dar vieną tašką. Tai tikrai labai solidžiai Nico Hülkenbergas dalyvauja Haas reikalos ir Haas šiuo atveju, pelnosi iš to. Ir taip pat Hülkenbergas renka taškus. Taip, pats Hülkenbergas, po to, kai pažiūrėsim pilotų įskaitą, pažiūrėsim, kurioje dabar jis vietoje yra, Haasai tikrai gali pakankamai komfortabiliai jaustis dėl vieno iš tokių palyginus geresnių piniginių prizų iš tų galinių komandų, tai jie dabar tikrai labai gražiai. Jo, tai uždarė jisai tą 10 vietą, kur paskutinis taškas yra. Taip. Toliau, bet taškų liko Estebanas Okonas, visai nedaug Alpine trūko 1 taškui sezono, tai 2 sekundžių su pusė. Pirmam taškui. Bet tačiau nepavyko to padaryti. Albonas, savo stiliui su Williamsais važiuoja, 12, sakant, važiuoja geriau negu bolidas leidžia, bet truputį trūksta iki taškų. Gaslis irgi Alpine 13, jau daugiau trūko iki taškų, bet šiaip kaip Alpine 11-13 vieta yra geras rezultatas. Joe, namų didvyris, vietinis herojus atvažiavo 14 taškų nepelnė, bet buvo medžiagos vaizdo, kaip jisai, atrodo, net iki ašarų sugrūdino nuo palaikymo, tai tikrai, sakyčiau, 14 dar kaip Zauberiui yra labai neblogai. Neskaitant to, kad Botas sugedo mašina, buvo 10 startavo ir tikrai galėjo pretenduoti į tašką, tai Joe tikrai nebuvo tas, bet komandą prisimenam, kai buvo jis paskutinis 17, nes 3 jau buvo iškritę ir pakvietė jį, uždėjo jam softus, reiškia. Tai galvojam, kam čia jį pakvietė softus, kaip aš ir atspėjau, sakau publika, o aš, nes jis su softais aplenks 2 arba 3 pilotus, tai kadangi jis aplenkė Sargentą Magnuseną ir Strollą, tai kiekvieną lenkdamas publika ošė. Tai buvo tikrai, už tai Joe susigraudino, nes jis ne tiek, kad 14, bet įvykdė 3 lenkimus. Taip, pabaigoje. Lansas Strollas, mūsų babutė šios dienos, 15 atvažiavo. Babutė, nes nesilaikė saugaus atstumo nuo kito automobilio ir sakė, kad Ricardo, oi, kvailys, kaip jis ten stabdo, ir pats saugos automobilio fazėje 320 km/h važiavo ir per 2 cm nuo kito piloto. Čia aišku šaržuoju, bet aš taip sakyčiau, kad grybas, bet nesakysiu. Jo, jisai buvo kaltininkas mūsų požiūrių, mūsų vertinimų, vėliau dar bus išanalizuota, tai mūsų požiūris buvo kaltininkas antrojo pakankamai didelio incidento, kur daug mašinų nukentėjo. Bet jis vis tik tai išliko lenktynėse ir baigė 15. Nes atrodo, kad tokioje situacijoje, būdamas F1 pilotas, tu sureaguot gali labai be problemų ir numatyti, kas galėtų būti tokioje situacijoje, kai tu ilgosios tiesės gale žmonės stabdo, nes nori posūkį veikti. Tai nežinau. Gal stopai buvo sugėdę. Gal priekiniam bolidui. Stoplempės nepasikeitė Ricardo, kas ten, kam jis Ricardo važiavo. Į Ricardo užpakalį, tai.
Kevinas Magnusas 16, ne pati geriausia diena Hasui ir turint omeny, kad 3 žmonės nebaigė, tai 16 ta dar labai, taip, irgi taip šiokia tokia apkartinta. Ir Sargentas pradėjęs iš boksų, 17 baigė, bet tikrai ne dėl savo nuopelnų, o dėl to, kad 3 pilotai nebaigė lenktynių. Ricardo, Tsunoda ir Bottas, tai 2 Visa, Cash App, V-Carb ir taip toliau Racing Bulls. Atsiprašau labai, Milašiaus stilium. Ir Valtteri Bottas irgi nebaigė lenktynių, nes tiesiog sugedo bolidas 19 rate. O Ricardo, kadangi buvo pabučiuotas į užpakalį to paties mūsų minėto Strolo, tai jisai galų gale nebesugebėjo normaliai važiuoti ir baigė lenktynės pat vėliausiai trečias. Abu du realiai pilotai ir Yuki Tsunoda ir Ricardo baigė lenktynės ne dėl savo kalties. Ne dėl savo, jo. Nu ir Bottas ne dėl jo kalties, kaip piloto mašina sugedo. Variklis nusiprisnojo ir taip ir gavosi. Tai va, štai tokios tos Kinijos trumpai apžvelgus Grand Prix lenktynės, sprinto jau nebeapžvelgsim, nes kalbėjom tiesioginės transliacijos metu ir prieš ją. Taip. Pažiūrėkime, kokia situacija su vairuotojų, darbuotojų įskaita. Tai Verstappenas pirmas didina atoplėšą, jeigu toks žodis yra nuo Sergio Perezo, dabar ta atoplėša yra 25 taškų, tai reiškia, jeigu Verstappenas nebaigtų lenktynių, o Sergio Perezas laimėtų, tai tada susilygintų, bet taip tikriausiai nebus. Jo, po šitų 5 jau didėja po truputį atstumas, bet jis toli gražu netragiškas. Leclercas su Sainzu 3-4 vietoje, Leclercas Abu Ferrari. Abu Ferrari, teisingai. Leclercas atsiplėšęs tik 7 taškais. Atsiplėšęs gal ne tas irgi žodis, bet intensyvi drama bus tarp šitų 2 pilotų, nesijimsiu dar prognozuoti, kuris iš kurių baigs šiek tiek aukščiau šiais metais. Leclercas aš prognozuoju, kadangi vis tik tai jis nėra, kad labai jau blogas pilotas ir manau komanda vis tik tai vienaip ar kitaip jį palaikys dėl to, kad jis lieka komandoje. Ir nuo Sainzu jau kaip ir reikia aišku atsisveikinti. Todėl Sainzu natūraliai kaip ir su Hamiltonu Mercedesai nebesidalina tokia jau išsamei informacija, kadangi jis kitais metais perina į tą patį Ferrari, taip ir su Sainzu, su kurie nebepratęsė Ferrari sutarties, su Sainzu natūralu irgi nesidalina. Tai nepadeda nei psichologiškai, nei žinių prasme. O be to ir Sainzas, dėl ko jam dalintis mašinos tobulinimu, galbūt tik dėl to, kad pakankamai rinktų taškų ir kažkas jį nusipirktų už gerą kainą ir gerą komandą. Lando Norrisas ir Oskaras Piastri 5-6 vietoje, būtų McLaren Mercedes pilotai, bet Lando Norrisas 20 taškų atitrūkęs nuo Oskaro Piastri. Čia yra daug, turint omeny, kad dar sezono, gal dėl to, kad pradžia kaip tik tada būtų nedaug, jeigu sezono pradžia, bet turint omeny, kiek abudu yra surinkę, tai Norrisas netoli yra dvigubo to, taip sakant, rezultato. Tai atsižvelgiant į tai, kad vis tiek būna, tai yra, sakykime, Ferrari labiau aukščiau stovi, tai McLarenai renka mažiau taškų, nebe po 25, nebe po 18, kur yra 1 ir 15, 3 vieta, bet jau renka tos mažesnius taškų kiekius. Tai natūralu, kad 20 taškų atsilikimas jau yra didokas tarp abiejų pilotų, bet vis tiek smagu už abu McLarenus, jie yra beveik tolygus Ferrari, žemiau šiek tiek. Ir lenkia, kaip pagalvosim, lenkiagi mūsų Mercedesus. Taip, kurios kalbant, tai George'as Russellas 7, Hamiltonas 9 ir tarp jų įsiterpęs vienišas Aston Martinas, vairuojamas Fernando Alonso. Tai Fernando Alonso tik 2 taškais nuo Russello atsilieka, o Hamiltonas jau gana smarkiau, 14 taškų ir turint omeny, kiek Mercedesas renka jų, Russello stabilumas padeda, o Hamiltonas šį sezoną neatrodo, kad jisai pačioj topiniai formai, kad būtų. Šiaip Alonso įsiterpęs, kaip minėjai, 8 vietoje, tai tik tai porą taškelio atsilieka nuo George'o Russello Mercedes piloto, tai Russellas turi 33, Alonso 31, minėjom tą patį Piastri, kuri 6 vietoje 38 taškai. Tai va, nuo 6 vietos ir žemyn, Piastris, Russellas, Alonso turi 3-8, 3-3, 3-1 tašką, tarp jų vyksta ta kova tarp 6-8 vietos. O Hamiltonas jau su 19 taškų yra 9, tik 9.
10 Lancas Strolas mūsų jau apdainuotas, nedaug trūksta, kad jis prarastų tas vietas tokiais tempais, nes Tsunoda 11 su 7 taškais ir vis dar Oliveris Bermanas yra 12 vietų su 6 taškais, neapleidžia tų pozicijų beveik. Taip, primenam, kad kai buvo apendicitas Sainzui, jis Jungtinėse Arabų Emiratas antrame etape dalyvavo vietoj Sainzo ir užėmė 7 vietą, gavo 6 taškus, puikiai važiavo. Tikrai taip. Niko Hulkenbergas ir Kevinas Magnusinas reprezentuoja Haas ir tai daro tikrai gerai. Hulkenbergas šį sezoną stabiliau važiuoja negu Kevinas ir, žiūrėsim. Šiaip bus labai įdomu pasižiūrėti, kurie visgi iš pilotų su Haas ar pratęs abudu sutartis, ar viena bus sutartis. Neatsimenu dabar, ar turi jie daugiau negu šiam sezonui iš tiesų. Vieną turi sezoną, nes Steineris tai buvo sunku pasakyti, jis ramiai buvo pratęsęs su jais abiem. Sutartis, nežinau ką, kaip aš vadinu, Yamamoto iš tikrųjų Komatsu, reiškia naujasis komandos vadovas, su kurio visai neblogai Haasai atrodo. Net nesimčiau prognozuoti, nemanau, kad pratęs, man taip atrodo, nei su vienu, nei su kitu. Nei su vienu, nei su kitu. Nemanau. Čia drąsi prognozė. Bet žiūrėsim, o ką geresnio paimsime tai jų. Iš kitos pusės, jie nedaug, ne tai, kad prašo, jiems nedaug reikia mokėti. Haas neturi tokio biudžeto ir yra patyrę, bet yra ir daug jaunuolių. Bet Steineris bent jau jaunimui atsimeni dėl Schumacherio sūnaus, Michaelio Schumacherio. Taigi buvo, kaip ten, labai buvo nepatenkintas jaunais pilotais, bent jau Steineris. Taip. Ką jaunasis naujasis vadovas Komatsu mano apie tai, dar sunku sakyti. Bet kažkodėl man atrodo, kad nei su vienu, nei su kitu nepratęs, nežinau kodėl. Čia drąsi vidurį sezonio prognozė. Aleksanderis Albonas 15, visi čia kiti likusiai yra be taškų kol kas. Tai 15 Albonas, 16 Okonas iš Alpine, Joe yra 17 su Zauberiu, Ricardo yra 18, kito tarpu vėlgi Tsunoda yra 11, tai kadangi vis man labai patinka šitą sužetinę liniją tarp jų dviejų. Gaslis 19 su Alpine, Valtteri Bottas 20, paskutinis, prieš paskutinis yra 20 su Zauberiu ir Loganas Sargentas iš 20 aktyvių pilotų yra 21. Šiaip jeigu dar pavažiuotum truputį aukštyn, tai va ten, kur prasideda nuo Strolo 9 taškai, nes Hamiltonas minėjom 19, tai nuo Strolo 9 taškai, tai Strolas 10 ir 20 jau 0 taškų. Tai praktiškai tarp viso paskutinio 11-tuko, sakyčiau, gali vykti sezono metu pakankamai daug pasikeitimų. Tai netgi, sakyčiau, visi turi šansų. 10-tuko, kadangi Birmanas nevažiuoja. Taip, ir tikriausiai nevažiuos, nes yra kas bet važiuoja. Bet jeigu Leclercui padarys operaciją, vėl Birmanas važiuos, dar 6 taškus užvirins. Tai va. Gerai, pažiūrėkim, kaip yra su konstruktoriais. Didelių galbūt kažkaip pokyčių nėra, bet Red Bullis atitrukinėja po truputį nuo Ferrari. Atitrukinėja. 44 taškais, Ferrari antroje vietoje. Sprinte paėmė irgi nemažai, įsivaizduok, pirmą antrą vietos, tai jau 15 taškų plus gavo. Taip. Ferrari antri, drąsiai pakankamai antri ir trečioje vietoje drąsiai McLarenai ir Mercedes, jau nebe taip jau drąsiai yra ketvirti ir tikrai Aston Martin kabinasi nagais dantimis ir bando kažką padaryti. Truputį atsiliko ir Alonso nepasisekė, reiškia, išlaikyti trečios vietos ir jis nebaigė sprinto, kur būtų kelis taškus gavęs, ne visai netiek daug taškų gavo ir per lenktynės, todėl truputį atitrūko Mercedesas nuo Aston Martino jau per 12 taškų, bet šiaip stebina. Šiaip norėčiau dar tarp kitko įterpti tai, kad matom Aston Martin Mercedesai, bet Aston Martinai ir Honda kaip variklių tiekėjas, kadangi prisimenam, Red Bullis jau nuo 26 metų pats gamins, ką jau žinom ir su Fordo palaikymu variklius, o Honda yra jau sudarę sutartį su Aston Martinu ir Honda yra kaip pasakiusi, kad mes matom, kiek investuoja Strolas pinigų ir Strolas turi ambicijų būti čempionu Aston Martin, o mes esam variklių čempionai, nes dabargi jie Red Bulliai. Taip. Tai šitoj vietoj, sakyčiau, aš taip, jeigu turėčiau atliekamų 10 eurų, tai tikrai pirkčiau Aston Martin akcijas ir laikyčiau 3 metus, nes manyčiau, kad jie gali būti čempionai. Ir būtų kokie 100 eurų. Galėtum ta prasme, aš tikiu sėkmė, tik aišku mane nustebino, kad
iki 30 metų pasirašė sutartim, iki 30 metų Aston Martinai, kad formulė važiuos. Taip. Nu, bent jau Strollas, tai jeigu man keista, nes šiaip tai, kai dabar tokia sėkmė ir kai taip brangiai gali tą aktyvą parduoti arba iš to ir nemažai pajamų turėti, tai nežinau, aplamai aš daryčiau į 100 metų sutartį. 100 metų. Ne, tai vis tiek, jie žiūri, ar nepasikeis kokias nors, na, vis tiek, jeigu tu pradedi nuostolingai dirbti, kiti kaip tik nenori tada, žinai, būti įsipareigojęs likti, matyt, nori kažkokio proveržio per tos 5 metus bent jau, ir jeigu matys, kad per tuos 5 metus neįvyko kažkas, ką galėtų laikyti sėkme, tai tada jis nustos tiesiog su to žaisti. Aišku, formulės savininkai irgi nori būti užtikrinti, kad bus komandų ir jos investuos atitinkamus pinigus. Tai va, Andretė, gal kaip nors per prievartą ateis. Andretė, dabar šansas yra tik, kaip ir minėjom, transliacijos tiesioginės metu, kad vis tik tai daugiau komandų, ne tik Zakas Braunas, McLaren, kaip visą laiką kritikavo, kad tai Toto Wolffas kritikuoja, kad, reiškia, turi 2 komandas Red Bulliai, na, tai manau, kad bus prispausta, tik ten Red Bullis, jau tokios kalbos klinda, kad tada turės ta komanda parduodama tik su ta sąlyga, bet aišku, čia visiškos spėlionės, kad jeigu aš parduodu, nu, tai tada Red Bull variklius turi turėti ir Red Bull jaunosius pilotus iki 30 metų ir varikliai, nu, pardavimas įvyks su tam tikra sąlyga, kad dar pilotus galės ir variklius tiek. Nes tobulinti variklius vis tik reikia. Ir tarp kitko, mano prognozė, kad 26 metais, nežinau kaip pasikeis, bet kadangi ir iš esmės keičiasi reglamentas nuo 26 metų ir atsisako Honda variklių Red Bullis, mano prognozė, kad Red Bullis tikrai nebus, ne tai kad pirmaujantį, bet dings visą šitą persvarą. Nu gal, čia drąsi prognozė, aišku, reikės dar žiūrėti, žinai, bet aš bijočiau dar taip toliai žiūrėti, žinai. Na, aš mėgstu toli žiūrėti, nes nedaug investitorius. Nes, kaip sakant, reikia jau skubėti, žiūrėti ir į tolį. Žiūrint į tolį, dukterinė Red Bull komanda yra 7 taškais, čia jau paskutinis tas 5, kurie jau nebepretenduoja matyti top 5, ne viena šita komanda. Nes Aston Martins, primink, kurį kalbėjom, 5 yra 400 taškų, o žiūrėk, 7 tik taškai jau prasideda 6 vieta ir toliau žemyn. Haasai drąsiai skinasi kelią po truputį viršun ir tikrai gali konkuruoti dėl 6 vietos. Ir tuo tarpu gale voliojasi Williams, Alpine ir Sauber. Alpine nebe paskutiniai. Nes keletą pozicijų aukščiau paėmė, tai pakilo į vieną vietą. Tai dar aišku niekas nebaigta, bet buvo netoli jie pirmų taškų, bet gal dar man pasiseks. Bet įsivaizduok, turi po 0 su 0 taškų ir vis tiek vietos keičiasi, žinai, taip gerai atrodo. Šiaip ir įdomumo dėliai matom 6 vietą Red Bull dukterinė 7 taškai, Haas Ferrari, Haas tiksliau, jeigu taip, nes Ferrari varikliai, Haas 5 taškai, o likusios 8, 9, 10 po 0 taškų Williams, Alpine ir kiek Sauber. Tai va, taškų kiekiai labai nedideli ir čia vienas taškas daug dramelė. Dramelė, nes gali bele kiek bonusinių pinigų ateiti iš to vieno taškelio. Aš, kai tu sakai, mėgsti žiūrėti į ateitį, aš irgi galiu tokią prognozę daryti. Man atrodo, kad gal viena komanda tik tai liks su 0 taškų. Tikrai maksimum viena. Nebus taip, kad... Daugiau negu viena, kad bus be taškų, ne? Drįsčiau prognozuoti, kad visos turės taškų, bet, sakykim, taip. Tai visos ar viena liks be taškų? Gerai, viena be taškų. Viena be taškų. Aš manau, kad... Ne, aš manau, kad visos pelnys po taškų. Bent po vieną. Tu pasigavai mano mintį. Aš pasigavau, bet tu palauk, tu sakei, kad viena liks be taškų. Taip. Nebetšaukiu, viena liks be taškų, bet irgi manau, kad turi šansų visos komandos. Turi šansų, bet jeigu tau reiktų ranką kirsti. Ne, tada nesidirėčiau iš vis, nes neaišku, kaip bus. 50-50 sakytų mane. Jo, tai sakykim taip, bet aš džiaugčiausi, kad visos turi taškų, kad ta intensyvesnė kova tarp paskutinio 5 būtų ir man atrodo, jeigu taip tos ir Alpine gali pasisekti. Supranti, čia atrodo, tu užimi ir sprintų yra, ir galų gale dar liko 5 ir lenktynėse, tu užimi ten kokią, ar greitą ratą padarai. Taip. Tikrai tu gali pakankamai šokti aukštai. Taip, nes vienas taškas lemia be galo daug. O 8 vieta, pavyzdžiui, 4 taškai, jau įsivaizduok, jeigu 8 vieta netyčia, jeigu
nuo lietus ar kur nors ar avarijos. Ir po to nebepavėjimas būsi tų mažesniųjų komandų praktiškai. Tai va. Nu ką, tokias tokelės tikriausiai. Tokias tokelės, pasakėm viską, ką norėjom pasakyti. Ir mes dabar jums palinkėsim tada, kadangi čia mes matomės pirmadienį, rašinėjom sekmadienį, linkim jum geros darbo dienos. Ir tada susitiksime jau dar kitą sekmadienį transliacijoje gegužės 5:11 val. Vakaro. Tai jau būsit vaikus suguldę, Labanant vaikučiai parodė ir patys galėsit mėgautis Bostono krabo tiesioginę transliaciją. Taip. Pasisveikinsim su jumis, po sprinto bus, pasidalinsim savo įspūdžiais po sprinto lenktynių, nes bus antros lenktynės su sprinto savaitgaliu Miamyje. Sprinto savaitgalis, o mes sprintuojam toliau gyventi gyvenimo. Ačiū jums, pergalė bus mūsų.